taip noriu į Berlyną, kad vos jau autostradą neiššokau. Taip nejaukiai važiuoju ir kažkas taip arti pradėjo krebždėti krūmuose. Bet toks mistinis takelis eina savo. Tariau čia prie buto 8. Žiūriu, nei lockboxo nėra, nei smartlocko, nieko. Na jau, vėl užlipau dar į viršų, gal dar kitas yra. Parašiau, kad nerandu ir taip priejau prie šitos spynos, taip žiūriu. Opa, skaičiukai. Nuobodžioji kelionės dalis baigėsi, pagaliau 14 valandų kelio, praktiškai autobusų traukiniu. Traukinys dar vėlavo, stojo labai dažnai, jungėsi lokomotyvas. Turėjau atvykti apie 8 valandą, dabar jau yra 10:30. Gerai padariau, kad užsibukinau kambariuką paskutinę minutę. Ta ir žadu daryti rytoj ir poryt. Kaina tai tikrai lenkiška, ta prasme 34 eurai visiškai centre. Planuoju rytoj, jeigu pavyks išsimiegoti greitai, anksti kilti, kokią 5 ar 6. Rytoj prasideda tikroji kelionė. Šiandien buvo tik pasirašymas, tai iki. Labas rytas, mano kelionė šiandien jau prasideda. Atvažiavau čia šiek tiek paturistauti vakar vėlai, kadangi grįžau. Žadėjau keltis 4-5, bet pavyko tik 6, dabar jau 7:30. Išgersiu kavos, šiek tiek pasigrožėsiu senamiesčio vaizdais. Šiandien žadu paimti nemažą gabalą Lenkijos. Vakar su traukiniu buvo labai įdomiai, kadangi bilietus pirkau paskutinę minutę. Pražiopsojau ir Lietuvos geležinkeliuose jau neberadau tų bilietų. Žiūrėjau Lenkijai, tada iš vis išsigandau, galvojau nuplauks mano kelionę, nes kiti bilietai tik pirmadienį. Ir galvojau jau plaukti į Kylį ir daryti viską atvirkščiai, bet kadangi pirminė idėja buvo tokia, labai kažkaip buvau prisirišęs ir kažkaip šiaip romantiškai skamba grįžti į Klaipėdą su keltu iš Vokietijos, tai paskambinau Lietuvos geležinkeliams, sako, vietų nebėra, dar patikrinkit. Ir patikrinau, radau bilietus. Esmė buvo ta, kad pasirodo, pinigai netaip lengvai yra paimami ir negali tiesiog atskirai įmušti. O dar vyko Bike Tour, tai ir šiaip belė kiek dviračių buvo traukinyje, tai kurį laiką pasilaikiau, po to atsilaisvino vieta ir pasistačiau. Mes sako, mes tai dar ir ant stogo galim pavežtis. Bet sako, žiūrėkit, kaip jums Lenkijai bus. Tai buvau šiek tiek įsigandęs, sunerimęs. Tai teks man iš Mockavos minti iki Varšuvos. Bet dėja neteko, įsėdau, tiesiog pasistačiau dviratį. Iš vis jokios kontrolės nebuvo, tik jau prieš išlipant, tai net neturėjau ko prašyti aš, kad įmuštų man tą bilietą dviračiui, o galbūt ir nemokamai yra Lenkijai dviratį gabentis, aš nežinau. Dviračių irgi buvo nemažai, bet esmė, galbūt mano dviratis Zuikiu keliavo. Tai tikiuosi Zuikio greičiu ir lėksiu aš link vakarų. Visai gerai jaučiuosi, norėčiau šiandien nemažai numinti. Žiūrėsim, kelionė laukia ilga. Yra šviesoforų miestas. Raudona. Taip, nebetekau kantrybės ir pradėjau važiuoti per tas pačias raudonas. Nu, vėjelis tai duoda man tiesiai nugarą, va. Važiuoju per Lenkijos kaimus, žiūriu žmonės, trešnės augina, braškes renka. Ir atsiminiu, kad Varšuvoje šaldytuve savo maistą palikau. Gal kokį batonėlį paimsiu dabar. Tai neteks ir man eitų braškių paskint. O esmė ta, kad sugalvojau video daryti formatą dėl to, kad vakar važiuodamas traukinį turėjau begalės laiko, 12 valandų. Ir mano telefone nebuvo praktiškai vietos. Ir pradėjau treninėti. Ir iš praėjusių metų Vinetu Lituano turėjau labai daug video klipų, tokių pavienių, kažkas buvo papuolę, tie klipai kažkurie į YouTube, į bendrą filmuką mūsų, o kai kurie ne, ir kažkaip pagalvojau, jeigu kai kurie nepapuolė, ką man juos laikyti, tokius
tokia žalia medžiaga, kur nei aš rodysiu, nei ką. O jeigu norėsi ir pats kažkada pažiūrėti, tai mažiausiai žiūrėsi pavienį video, žiūrėsi jau gražiai sumontuotą. Tai va, tai kažkaip atrodo, kad tai geriausias formatas perteikti pačią kelionę. Tai tik tai vienas dalykas, turi būti įdomu, tai nežinau, intrigos čia didelės nebus, neturiu nesu kuo susipykti, esu realiai tik su savim, žiūrėsim. Pirma diena, nuotaika labai gera, labai smagu. Tikio šunis manęs neužpuls, o du vilkšuniai kaip man iškastų čia užpakalę. Sakiau, kad neturiu su kuo susipykti, tai realiai net ir ant oro negaliu pykti. Vėjas, tai mano geriausias draugas šiandien. Pradusgė, bitutės jokingai važiuoja iš miestelio ir galvoju, kad netrukdyti jiems reikia išsukti iš maršrutą. Tai gavos taip, kad dar prieš eismą jų važiuoja iš miestelio. Man senukas lenkiškai, varyk, greičiau varyk. Tai aš nelabai kur skubu, juolab, kad metęs kėdus dar niekur aš nenuskubėsiu, galvoju, kad varžybose dalyvauju. Biškį nuo žioplumo vaistų nepasiėmiu. Įsidėjau telefoną, įsitraukiu, taupau tą bateriją, nemaigu. Žiūriu valandą 20 minučių, slow motion prafilmavau savo kišenę. Normaliai. Vykau į Konin, atmyniau 205 kil, 205. Tai galvosiu dar tą šimtuką dasidėt ir pasilikti rytoj desertui. Nežinau, koks pesimistas dėlioja maršrutą, bet padariau dvigubą darbą šiandien. Susidėlioju realų planą, o įgyvendinį dvigubą. Atsisakiau jau Poznane labai smagų butuką, pagal grožį rinkau šį kartą, nors realiai tik kad išmiegosiu ir viskas. Berlyne reikia būti tik antradienį, šiandien sekmadienis, tai 2,8 kilų pasidalinsiu gal į 2 dalis. Lenkų vairuotojai labai mandagus. Tai realiai tik kelios mašinos, kurios taip aštriai aplenkė mane. O dabar jau vakarop žiedą išsukinėjau, tai vos nepartrenkė. Nepraleido manęs išvažiuoti. Į žiedą mašina ant stabdžių dėjo, bet aš irgi kažkaip atsargiau pažiūrėjau, nes mačiau, kad greitis ne tas. Kažkaip bijojau prieš kelionę, galvoju, kaip čia bus, kaip čia bukintis, kiek čia numinsiu. Vienam sunku, lengva bus. Tai žodžiu, kartais reikia mažiau galvoti, daryti ir viskas susiklostys taip, kaip turi būti. Šimta valanda kelio. Opa. Stirnužė. Nu ir kas čia dabar? Kas čia dabar per kelias? Vietom sutrombuota, kitur yra palaidas smėlis. Padangos gan plonas, tai smenga. Bet toks mistinis takelis eina savo. Gerai, kad tik 2 kilometrai, tai nesikankinsiu labai. Gerai važiuoju, nes mašalai kanda. Yra 2 dalykai. Nematau duobių kartais, kad dar nepapuoliu. Nu kaip matau, tai tik reikia stebėti. O antras dalykas, tas takelis, safari. Tai blemba, kokius 4 kartus vos nenugridavau. Esmė, kad priekinė padanga smenga, svorio pačio dviračio. Tai 2 kilometrai ilgiausi gyvenime. Ir dar kas atsitiko, kad kai jau nusėmiau pedalą, įsistegiau, kažkokiu būdu sustabdžiau Garmino rūtą ir baigiau maršrutą, tai dabar iš naujo jungiu. Gailestis biški, kad nesusijungs viskas į vieną, kad neatsispindės 300, bet gal ir gerai, neužsikelsi tokias didelės kartelės kitam kartui. Pagaliau, tai įvyko. Numyniau plus 300, 315, 320, tiksliai nebeatsimenu, nes tą sustabdžiau. Dabar dar dasidėjo 30 kažkeli. Tai ta žvyrkelis, tada labai tamsus kelias, tada intensyvus kelias. Tai navigacija pradėjo grybauti, kadangi kai kur
šviesoforus pakeitė žiedai. Sako, kad šviesoforė ten taip daryti. Tada nusuki, vėl U-turn, tai padariau kokius 3 apsisukimus. Dabar esu prie buto durų. Viskas buvo gerai, bet tie paskutiniai 30 grinai sutapo. Bet viskas gerai, labai gražus miestas matau. Jau kad turės rytoj ką veikti, bus lengvesnė galbūt diena. O jeigu gerai jausiuos, tai nebus jie. Bet jau bus kur kavos atsigerti ir šiek tiek pavaikščioti. Bet ir jaučiuosi ant judesių, kad tokie mažiau koordinuoti. Vairavimas jau toks pavargęs. Tai eina pažiūrėti, koks kambarys. Oi, vos kojas pakeliu. Pirmas dalykas bus įsijungti kondicionierių. Nu, fainas butas. Dar yra vaizdas į senamiesčio pastatus. Toks palėpinis, bet... Tai žodžiu, juokavau, kad pasilepinsi. Nes esmė, kad už jį sumokėjau 4 eurus. Ta prasme, žiauriai pigu. Realiai man kuras nekainuoja. Mano kuras yra maistas ir minų. Tai šiandien virš 300 km padaryta. Mano rekordas. Ateina smagiausia kelionės dalis, vakaras, tai aprangos plovimas. Jau matau kažkas pavargo irgi. Žirgelis prie lovos jau. Reikia dar susitvarkyti. Be 10-12. Gerai per 15 minučių susisukti ir eiti miegoti. Nes valgyti nebevalgysiu nieko. Užteko tos picos, kurią valgiau. Konin. Tai vad, kraunas daiktus. Dar vežiaus, ko nereikia. Tai košę. Atrodo, bananą turėjau. Ir esu įsidėjęs dar knygą. Nežinau kam, bet tiesiog noras pasportuoti stipriau. Televizorių net mano vardu pavadino. Haustas stengiasi čia taip stipriai. Labas rytas. Kylam. Dviratis irgi palsėjęs. Kalbiniukai išdžiuvo. Liuks, kipatukas. Gerai, kad vakar nepatingiau išsiskalbėjau. Ir einu ruoštis valgys ir minsi vėl. Nu ką, išeinam iš butuko. Važiuosim šiandien. Reikia kažkur kaviniai prisėsti, pasiplanuoti kelionę. Miegojau ilgai. Dabar kol dar susirašiau 11 valandą čia kaltas. Dar būčiau tikriausiai krapštas, jeigu ne čia kalto laikas. Tai varau kažkur kavos atsigerti, pasiplanuoti, susidėlioti maršrutą. Tai ką, ready? Vakar šitos bokštus mačiau per stoglangį. Tai buvo labai įdomu pamatyti, kas čia per pastatas yra. Šiaip Poznanės senamiestis gana gražus, tvarkingas, švarus. Tai va, išvažinėjau iš Poznanės. Labai geras. At this intersection go straight on to 27 Grodnyje. Gerai, taip ir padarysiu. Pagaliau išvažiavau iš Poznanės. Labiausiai man nepatinka išvažinėti iš miesto. Šviesoforai, stojimai, vėl nusisek pedalus, nepavažiuosi normaliai. O dabar jau gerai. Pro miestelis kažkokį mažą važiuoju. Tai šiandien jau nebe toks palankus man ir greitis lėtesnis. Kojas visai normaliai, sakyčiau, nieko praktiškai nejaučiu ant jų. Tai gal sėdynė kažkiek jaučiasi vakar, kad buvo pasėdėta. Saulė kepina, kad važiuodamas sugalvojau pasidėti kompresines kojines, bet ne ant kojų, ne ant blauzdų, ant rankų. Labai vakar nudegiau, kadangi važiuoju viena pusė, taip ta prasme į vakarus, tai realiai vienas šonas man kepa. Dabar užsidėjau, važiuodamas, gal ne visai saugiai. Reiks dar sustojus, gal skarelių užsidėti, nėra šalta, bet kad ir sprandą nenukepčiau po to. Važiuoti nebegalėsime dėl kojų, dėl jėgų, tiesiog būsiu persikaitinęs. Aš šiaip daug skysčių geriu, šiaip net keista noris, nes šiaip kai pagal priminimus išgerti, tai vėluoju ant litro gal, o dabar tai pats tas.
Ta prasme, jo, čia nuo grandinės nelabai švaru, bet pasirinkau baltą, nes saulė taip nekepina. Esmė ta, kad važiuoju, turėtų būti dvirtakis ar dar kažkas, o dabar rodo beveik 4 km smėlio. Na, aš neplanuoju eit pešiom valandos šitą smėlį, reikia kažkur suktis ir ieškoti kito maršruto, nes man nelabai šitaip tinka. Liuks pasižiūrėjau, tai suksis, važiuosiu per kitur. Nesąmonė, aš prasikeiksiu. Žiauriai sausas smėlis, gan purus, man su tom padangom čia neįmanoma. Šiaip jau pasikračiau vieną kelią, gavau tokį, kad vos dantų nepamečiau. Tai va, vietelė tokia smagi būtų, fainai pasėdėti, valandį pagulėti. Bet turiu mintį, nežinau, ką šiandien darysiu, kiek pavyks mint, kaip gan lėtai 25 vidutinis. Bet po vakar man iš vis tokia mintis, kad limitus kažkokius nusimušiau. Atrodo, galėčiau dabar bet kiek minti. Aišku, tas greitis sąlyginai kažkoks būtų. 25 ar 30 čia jau nuo vėjo priklauso. Bet esmė, kiek yra dienoj saulės, ar kelias pakankamai geras. Realiai gali ir 4 ir 500 įvaryti. Traukinyje sutikau vyrą, jis jau kelis kartus yra planavęs kelionės. Žodžiu, aš jį užkalbinau traukinį, nes mačiau iš dviračio, kad pasiruošęs kelioniai, klausęs, sakau, į Lenkiją važiuojat, nes mes persėdimą Maskavą yra. Sako, jo, tai žodžiu, jis į Krokuvą varo ir iš Krokuvos į Veneciją. Pasižiūrėjau apie 1000 km. Prasme, jeigu vėjas palankus, tai realiai per 3 dienas galėtų būti Venecijai. O dabar aš realiai net anksčiau gali būti, kad grįšiu, nes planavau tarp Berlyno ir Hamburgo stoti vieną stotelę, nes 300 yra, bet realiai pavyks net vienu įpū padaryti. Tai nežinau, ką daryti. Gaila, kad keltas nesikelia iš Olandijos ar iš dar kažkur. O tada būtų labai gerai. Arba šiaip daugiau galėtų būti keltų. Nes su lėktuvu skraidintis dviratį, vieną reikia dėžės, kitą tokia baimė, kad kažką numuš, nudauš ir taip toliau. Kai matai dviratį yra visai kitaip, saugiau. Gerai, sukuosi. Vieną blogybę iškeičiau kitą smėlį į žvyrą. Pravažiavau ir dabar man sako į dešinę suk. Iš čia muzika groja. Namai ar aš pravažiuosiu? Bandau. Ne tik važiuoti tenka su dviračiu, bet ir pasivaikščioti. Nu ką, gerai, pailsės dviratis, nes minimo čia tokiu pat greičiu kaip ir eit. Tik dar, kad yra rizika nusijungti kažkur čia ant smėliuko. Dabar tikiuosi, kad artimiausias posūkis bus jau tvarkingesnis. Iš kur čia tas smėlio? Šiaip dar norėjau pagirti Komoot appsą, bet šį kartą pavedė. Ant kompo gerai eina pasirinkti švistą, jeigu nenori smėlio dar, bet aš ir buvau pasirinkęs, kad nenori. Tai nežinau, čia gal patenka į tą unknown, bet esmė, kad reikėtų vengti ir tada tų dviračių takų, kad nesiūlytų čia, kad siūlytų tik plentą, nes kosmosas aš labiau pavargsiu negu važiuodamas tas 100 km. Tai va mano pietų laikas leidžiamas su pasivaikščiojimu. Čia praradau 1,5 valandos, sutikau žmonės prie namo ir užklausiau jų, lenkiškai bandžiau susikalbėti, ir klausiau, ar šitam keliui bus asfaltas ar ne. Gerai padariau, kad apsisukau, nes realiai Berlyno sieną būčiau kirtęs per smėlį. Tai dabar važiuoju atgal ir labai keistai net navigacija su automobiliais įvedus siūlo per ten važiuoti, dviratį, pešiom, viską. Tai žodžiu, parodė man miestą, kaip grįžti gatvę ir varysiu plentu. Mažas praradimas, bet gerai, kad taip ir kažkaip pavyko įtart, kad nieko gero čia nebus. Jeigu dar turėčiau stovyklavimo įrangą, tai dar nieko. Kažkaip paeičiau ir galėčiau įsikurti. O dabar vandens nebedaug turiu, kažkaip nebepaprašiau ilgai, aš tą žmonės kalbinau, jie ten rodė man. Ne viskas kaip iš pypkės, nuotykiai toliau tęsis. Žodžiu, norėjau intrigų, turiu. Žodžiu, kai bloga nuotaika, visada patės maistas. Ne, iš tikrųjų važiavau vandens, maistą impulsyviai nusipirkau. Supratau, kad čia viskas ilgai užsitęs. Prisėdau tiesiog prie parduotuvės ir šaunu salotas. Šiandien yra neminimo diena iš tikrųjų.
nuvažiavau gal tik tai apie 5 km, ne, virš 5 kažką. Žodžiu, dar 100 pavarysiu iki Lenkijos ir Vokietijos sienos ir ten mačiau yra keletą viešbučių. Airbnb tai nelabai, Booking'e mačiau viešbučių, tokių hotelių, tai įsirinkau ten vieną geresnių 8,9 vertinimą. Tai bus labai simboliška, dar šiandien išmiegosiu Lenkijai. O rytoj kirsiu sieną ir būsiu, tikiuosi, pirmoji dienos pusė Berlyne, nes atskrenda draugas Martynas, tai susitiksim. Tai būsiu šiek tiek pavažiavęs, o anksti kilęs vėl važiuos. Juokinga yra tai, kad yra ženklas, kad negalima dviračiam važiuoti. Aš važiuoju ir dar 100 km važiuosiu. Nu nieko nepadarysiu, va. Šitie gyvūnėlį man patars, kad nieko nepadarysiu. Žodžiu, papuoliau kelio remontą ir visas mašinas sustabdė, remontuoja kelią, uždarė jį, kuriam laikui čia dabar skubės. Bet esmė yra ta, kad aš visas tas fūras aplenkiu, tai jos dabar mane dar antrą kartą aplenks. Tai žodžiu, tiek ir naudos. O šiaip gerai, tas kelkraštis yra, taip nėra visai baisiai važiuoti. Aišku, tą vairą reikia laikyti stipriau, kai fūra važiuoja, bet taip. Tai ką, kažkaip įsiminiau, nors nuotaika nebuvo geriausia. Nurimo fūros, gal jau kiti baigė maršrutą savo, tai kažkaip gerai, nes man nebereikia dairytis atgal ir tarp tų salelių žiūrėti, ar neparvažiuoja, nes kelkraštis yra, kad kai yra pasiaurėjimas, jis baigėsi ir tada turiu praleidinėti. Vieną kartą taip staigiai teko sustoti. Dar čia per kelio remontą, kai pravažiavau, tai gavau padangų juodinimo paslaugą. Ta prasme, kurį laiką akmenukai kibo, toks garsas buvo, geras sukibimas. Dabar jau nuėjo, bet spalva išliko. Tai va, važiuojam prie Vokietijos sienos. Ilgas dienelės, sustojau degaliniai, užkandau, važiuoju. Žiūriu, kažkas ne taip. Žiūriu, šviesų neįsijungiu, tai dar trūko. Taip noriu į Berlyną, kad vos jau autostradą neiššokau. Pravažiavau tą savo posūkį ir, žodžiu, gavau apsisukti, tai 10 kg kažkur nuklydau. Tai nutiko dėl gan paprastos priežasties. Taupiau telefono bateriją, tai prisitaupiau, kad kilometrų prisukau. Dabar važiuoju, tikiuosi nebegausiu žvyro, nes to betrūktų man čia šiandien besimušimui. 30 km galėtų nieko jau nebenutikti ir norėčiau jau pailsėti viešbutį. Viskas bus gerai. Šiaip tai toks smagus keliukas, nebėra vilkikų, niekas nevažiuoja. Tikiuosi, toks kelias ir bus likęs. Susuksiu ir bus apie 200. Taip nejaukiai važiuoju ir kažkas taip arti pradėjo krebždėti krūmuose. Eina savo, galvoju, kad tik neišbėgtų į kelią, nes yra buvę taip sustirnant. Ir katinukai juda irgi keli. O šiaip, liko 2-3 kokie kilai. Jau toks galvoju blogiausiu atveju. Ir pešiom nueičiau per kokias 4 valandas. Gi man patinka vaikščioti, šiandien vaikščiau. Tai va, o keliukas tai pasakė, ramus. Tai ką, šiandien yra mano įsižeminimo diena. Tai esmė yra ta, kad viskas prasidėjo nuo mano vėlaus atsikėlimo. Išėjau iš kambario 11, kol papusryčiavau, kol ką normaliai iš Poznanės išmyniau apie 2. Žodžiu. Tai va, tai dar turėjau slaptą norą keliauti iki Berlyno, bet jis sužlugo mano tas planas, kai 1,5 valandos pravaikščiau, išsitaškiau ant jėgų, ant saulės buvau, ta prasme, nukepiau, nelengva diena, o kita yra, kad labai fokusavausi ties to Berlyno ir nepastebėjau, kas vyksta dabartyje, tai toks mano įsižeminimas. Pravažiavau posūkį, praradau kokį pusę valandos. Žodžiu, dabar po 12 yra 10. Man bus pamoka anksti keltis, nesikrapštyti ir važiuoti, kad bent jau galėčiau 8 būti jau viešbučio kambaryje. Nors vėlgi būtų 8, dar būčiau tikriausiai toliau važiavęs. Tai pats noriu iš tos intrigos, pats nebukinu iškart.
Tai žodžiu, paskutinis kilometras, tai taip atsargiai važiavau, nejungiau pavaros. Priekinės nejudinau, kažkaip pradėjo sunkiai mestis, tai galvoju, dar nutrūks trosas, ar ten dar kas nors, tai žodžiu. Myliu už paskutiniųjų, tai keliukas vienas buvo ramus, po to vėl prasidėjo vilkikų srovės, tai žodžiu, nu ką, manęs tai nelabai kas ir gali pamatyti, nors lempos geras, toli šviečia, bet lenkiant ar dar, nes viena mašina ir nepraleido manęs, aš važiavau pagrindiniu, jinai suko iš degalinės ir aš jau taip nujaučiu. Ir dabar į miestą įvažiuojant irgi, kai apšviesta buvo policijos mašina, iš šalutinio aš sukau ir irgi nepraleido. Tai žodžiu, pats turiu būti atsargus. Šiandien mūsų su dviračiu kambarys štai toks, pasiėmėm atskiras lovas. Nekalbadienį šiandien, nes tokia sunki diena, tikriausiai sunkesnė negu vakar. Vakar viskas ėjo kaip iš pypkės. Šiandien toli gražu. Šiandien, jeigu vakar buvo gerai, tai šiandien blogai. Tai rytoj tikriausiai bus normaliai. Pradedi vertinti tokį komfortą kaip vanduo, lova, dušas ir kokybiškas miegas. Užsisakiau pusryčius šitam viešbutį. Viešbutis gerai vadinas. Vila Kazino Hotel kažkaip taip. Tai kazino nėra čia, bet neblogai atrodo. Ir viešbučiais, ir pusryčiai skanūs. Tai žodžiu, einu miegot, nes dabar galvoju, gal net 7 pavyks atsikelti ant pusryčių. Ir anksti ryte išminti, kad būčiau jau Berlyne anksti, kad nebeužsirėlinčiau tai kaip šiandien. Jau antrą dieną aš taip, bet nieko. Vieną dieną sutaupiau vakar, bet tai kaip gerai, kad aš tai padariau, kad vakar visą atstumą nuvažiavau. Jeigu būčiau šitą dieną pasilikęs paskutinį trečią, tai košmaras būčiau nedavažiavęs. Ta prasme, jo, 2:08 nuo Poznanės iki Berlyno. Būčiau papuolęs šiandien 1-2 valandas, pusantros taškiau. Ne, niekaip. Nu, nebent būčiau 5 kėlis, kas tikriausiai sudėtinga būtų buvę man. Tai va, viskas, einu miegot, labos nakties.